Na ką, čia viskas prasidėjo, čia viskas ir pasibaigs. Nebent aš kažko nesuprantu. Apie ką tu čia kalbi? Lipk, pasikalbėsim. Tu labai keistas šiandien, Mindaugai. Tuoj pasakysiu, kodėl. Nežinau net nuo ko pradėti. Fausta, jei tu man nebūtum brangiai, aš iš viso tavim nekalbėčiau. Dabar noriu tik vieną. Viską išgirsti iš tavęs. Ką tu nori, kad aš tau pasakyčiau? Viską. Viską, ką nuo manęs slėpei. Nieko aš nuo tavęs neslėpiau. Kas čia daro su tavim šiandien? Gerai, pradėsim nuo įrodymų. Nepyk, šiandien buvau užėjęs į tavo butą. Tu buvai užėjęs į mano butą? Ką radau? Lorenzo nuotrauka. Kaip pas tave jie atsirado? Kas davė? Niekas nedavė. Tvarkiausi namie, radau, kažkas paliko. Vis dar nenori būti atvira. Mindaugai, aš nesuprantu, kuo tu mane įtari. Tada toliau. Šita irgi iš tavo buto. O šita buvo rasta prie Lorenzo sodybos. Jos abi kvepia tais pačiais kvepalais, kuriuos tau dovanojau. Kvepia medum. Kodėl sekei Lorenzo sodybą, ką? Ką tu čia nusišneki? Nieko aš nesekiau. Viskas, aš važiuoju namo. Palauk. Dabar prie svarbiausio įrodymo. Aš irgi galvojau, kam tai Faustai Lorenzas senas bandziuga. Bet kiti įrodymai mane pastatė į vietą. Matytas daiktas? Turbūt ieškojai. Pasirodo, turi vaikiną. Pavelas toks. Radau jam čia rašytus laiškus. Meilė tokia. Nepažįstu aš jokio Pavelo. Vežk namo mane. Palauk, dabar prie svarbiausio. Žiūrėk. Nesvarbu, kad mane vedžioja už nosies. Mindaugai, aš tave labai myliu. Žiūrėk, Fausta. Kas čia? Aš nepažįstu šito žmogaus. Nu jo, tik po nuotrauką užrašas. Fausta ir jos tėvas. Ar manęs tavo tėvas? Dabar visi galai ir sueina, ne? Lorenzas nušovė Armanį, o tu medžioji Lorenzą. Viskas labai paprasta. Tiesa? Nu taip. Taip jis mano tėvas. O kas Lorenzui davė teisę žudyti, ką? Tu manai, kad tas žmogus turi teisę gyventi? Tai jau stogas važiuoja, tu pasižiūrėk į save, daraisi psichinę. Klausyk, aš skambinu Lorenzui. Ne! O juk ką ne? Neskambink! Jūs jau ten aiškinkitės. Prašau, aš tavęs išklausyk, tu mane. Tėvas man buvo viskas. Aš jį žiauriai mylėjau, Mindaugai, žiauriai. Ir niekada neatleisiu žmogui, kuris iš manęs jį atėmė. Tavo tėvas nušovė Viktoro brolį. Zylė vos gyvas liko. Nieko jis nenušovė. Mindaugai. Mindaugai, aš tavęs labai prašau, aš maldauju. Paklausyk, mesgi galim būti kartu, ką? Fausta. Mes tikrai galim būti kartu. Palauk. Gerai. Tu paliksi Lorenzą ramybėje, ką? Paliksi? Ne! Tas šunsnukis neturi teisės gyventi. Pasižiūrėk, kaip atrodai. Tu visiška maniakė. Aš jam skambinu. Ne, Mindaugai, prašau. Prašau, jis mane užmuš. Nu, man pofik, klausyk, man pofik. Tu dėl kažkokio durno keršto aukoji savo gyvenimą. Aš maldauju. Fausta. Fausta. Ei.